השמיים והמים אשר מעל השמיים יהללו את שם יהוה כי הוא ציווה ונבראו ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור Labą dieną visiems čia atvykusiam Mėnulio medžiotojams. Labai gera matyti, kad vėl šita salė pilna tų pačių švytinčių akių, pilnų gerumo, nekantrumo ir laukimo, kad štai ir vėl scenoje pristatysime dar vieną Juozo Gaižausko knygą Mėnulio medžiotojai. Esu tikra, kad knyga suvirpins ir palies pačias sielos gelmes kiekvieno, kurie skaitys tą knygą. Prasminga, graudi, linksma, gili, juokinga, pilna nuotykių, bet dar labiau pilna meilės. Pilna prasmės, bet itin paprasta. O svarbiausia, kad tai tikra knyga. Žavingos neregės, svajojančios apie įspūdingas keliones, bet dienas leidžiančias neįgaliojo vežimėlyje ir vienišo keliautojo likimams atsitiktinai susidūrus gatvės sankryžoje, užgimsta galingas, dar nepatirtas jausmas. Bet netrukus paaiškėja, kad merginos dienos baigėsi ir liko tik gyvenimo viršvalandžiai. Svajotojai nusprendžia pakilti į neįmanomą kelionę pėsčiomis per pusę pasaulio. Už gyvybę ir meilę. Tik kaip tai padaryti, jeigu ji negali žengti nė žingsnio? Gimsta neįtikėtinas planas ir prasideda Mėnulio medžioklė. 4000 kilometrų kelionės pėsčiomis per pusę pasaulio, įskaitant Turkiją, Siriją, Libaną ir Izraelį iki pat Jeruzalės. Ar žinote, kad dabar 21 mūsų amžiuje pėsčiomis nukakti iki Jeruzalės neįmanom. Lėktuvu taip, bet pėsčiomis tokia kelionė neįmanoma. Jeruzalė kaip ir prieš 1000 metų, taip ir dabar apsiausta. Bet šios knygos didysis svajotojas pamėgins tą apsiaustį nutraukti. Juk neįmanoma, ne faktas, tai tik nuomonė, kurią galima pakeisti. Prie mikrofono kviečiame knygos Mėnulio medžiotojai autorių Juozą Gaižauską. Sveiki. Mes visi puikiai žinom, kaip skamba mūsų valstybės himnas. Dažniausiai mokame jo žodžius. Bet ar mes kada nors esam pagalvoję ar dingtelėję galvoj, kaip skamba pasaulio himnas? Kaip jisai turėtų skambėti. Pasaulio himnas neturi žodžių ir jis neturi muzikos. Pasaulio himną mes giedame savo gyvenimais. Geriau ar blogiau, nuolat jį repetuodami. Papasakosiu vieną istoriją, tai yra laisvai pacituosiu istoriją iš savo knygos. Jinai yra tikra, aprašyta mano knygoje Mėnulio medžiotojai. Ir aš ją išgirdau keliaudamas Santiago de Compostela piligriminiu keliu. 2 amerikiečiai bičiuliai, jauni vaikinukai, visą gyvenimą svajoja nueiti Santiago de Compostela kelią. Tik toli, laiko nėra, už Atlanto gyvena, bet jie vis susitikę, sako, mes eisim Santiago kelią. Baigę mokslus, įstojo į koledžą, keliausim Santiago kelio, tik laiko nėra. Mokslai, paskui egzaminai, paskui diplomas, paskui darbą gavo, laiko nėra, bet eisim Santiago kelią. Tada sukūrė šeimas, vaikai atsirado. Kiekvieną savaitgalį susėdę savo terasoje su vyno taurėmis, jie vis kalbėjo,
mes eisim Santiago kelią. Tik kad laiko nėra. Ir vieną dieną vienas iš tų dviejų draugų susirgo mirtina nepagydoma liga. Jo kūną paralyžiavo iki pusės. Ir tada laiko atsirado. Jo draugas sukonstravo specialų neįgaliojo vežimėlį, nupirko bilietus, pasiėmė savo mirštantį draugą per Atlantą į kelią. Ir keliu patraukė du bičiuliai, mėgindami įvykdyti mirštančio draugo svajonę. Jisai stūmė atkakliai per kalnus tą vežimėlį su kuprinėmis apkrautomis ir jis buvo atkaklus, bet kalnai buvo per status. Ir jo jėgos pradėjo sekti. Ant rankų susiformavo kumščio dydžio pūslės kaip raumenys, tik per dažnai sproginėjančios krauju. Ir tada, kai atrodė, kad pabaiga, po kelią pasklido gandas apie du žmonės, einančių keliu ir mėginančių sugiedoti pasaulio himną savo gyvenimu. Ir kelyje išsirikiavo neprašyta pagalba. Tūkstančiai piligrimų stovėjo kelyje, tiesiog eidami prie didesnės įkalnės numesdavo kuprinės, atsistodavo ir laukdavo. Ir kai kiti praeidami sakydavo, ko jūs čia laukėt, jie skėstelėdavo rankomis, sakydavo, jie neužlips, jiems reikalinga pagalba. Buvo tokių dienų, kai ištisi kaimai atsistoja pakelėse, su ašaromis akyse, plojo, matydami, kaip nepažįstami kelio žmonės iškėlė ant rankų į stačią kalno viršūnę, nešė neįgalų į jo vežimėlyje. Ar jie nuėjo tą kelią? Nežinau. Kai man pasakoja tą istoriją, kurią girdėjau ne vieną kartą, niekada niekas nepasakojo pabaigos. Bet aš manau, turėjo nueiti. Negali būti, turėjo nueiti, kai kelias tau prabyla ir atsiveria, turėjo nueiti. Ar mano knygos herojai įveiks šitą kelią? Negaliu atsakyti. Skaitykite knygą, kurioje neįmanoma, tai ne faktas. Tai tik nuomonė, kurią mes galime pakeisti giedodami savo pasaulio himną. Ant scenos kviečiu mano nuostabią draugę, bardę Živilę Mackevičiūtę ir siūlau pasileisti į knygos kelionę. Po daugybės dienų praleistų kelyje nepastebi, kad ateina ta akimirka, kai virsti didelę kelio dulkę. Žingsniai tampa natūraliu kvėpavimu, kilometrai tik nereikšminga statistika, o žodžiai beverčiais. Einant dviese, pokalbiai išsenka ir pradedi kalbėti mintyse. Vis dažniau ir dažniau užtenka žvilgsnio ar lengvo krestelėjimo galva, kad kartu pasuktumėte reikiamą pusę. Neretai net nesitardama su pakeleiviu, nesustoji pakelės užeigoje, nors tau ir norėtųsi. Nes pasiginčijęs su juo dėl sustojimo mintyse, ten pat ir gauni atsakymą, jog susitosime vėliau. Žvelgiant iš šalies atrodo, jog du piligrimai tiesiog tylomis praėjo pro šalį. Bet iš tiesų, žingsniuodami toje tyloje, jie viską aptarė, pasiginčė, susitaikė, priėmė sprendimą keliauti toliau, neištarė nei vieno žodžio. Einant dviese su artimu žmogumi, viskas taip paprasta. Pajunti nerimą, tame
už rankos. Pažvelgi su meile, prie tavęs prisiglaudžia. Pasidaro liūdna, tave apkabina. O ir tu išvydęs jos nuovargį, bent trumpam užsimeti ant pečių dar ir jos kuprinę. Kaip viskas aišku. 2 didelės kelio dulkės sukasi kelyje viena apie kitą, tarsi plūduriuotų tikros laimės substancijoje, neturinčioje jokių ribų. Kartais mažyčių dulkių visatos susibūrė kelyje aplink tave. Apie jas neįmanoma papasakoti, bet jos palaimina tavo dieną, amžinybę. Kartą, vingiuodami per kalvotas tolumas, pakilome į kalvos viršūnę, kur vėl danguje susitiko saulė ir mėnulis. Buvo vaiskus pavakarys. Mes stovėjome, žvelgdami į 2 milžiniškas dangaus dulkes, susikibę už rankų, jusdami kaip elektros išlydis teka kiaurai per mūsų sielas. Trumpai apsižvalgiau ir ant šalimais kyšančių kalvų pamačiau piemenis. Jie ganė bandas, tikriausiai gyveno skirtingose kaimuose, bet dabar stovėjo ant kalvų, pasklidę po tolius. Ir visi kaip susitarę, užvertė galvas į dangų. Dulkėti, pavargę, nuskurę, bet laimingi. Jie žvelgia į dangų ir laimino pavakarį. Mėnulio medžiotojai, tarė Akvilė. Mėnulio medžiotojai, atitariau aš, negalėdamas atitraukti akių nuo dulkėto dangaus. Piemenys laimino ir mus, modami nuo savo kalvų. Mes laiminame jų bandas, klausydamiesi varpelių skambesio. Kur nakvojame? Nakvojame aukščiausios kalvos viršūnėje, net nepasistatę palapinės. Pačiame geriausia dangaus viešbutyje. Tik sulindę į šiltus miegmaišius ir gerdami savo sielomis šviesiausią pasaulio naktį. Gyvenimai mūsų skirtingi, keliai žemėlapiuos, vienų platesni už upės vingį, kitų užmiršti praeituos laikus. Vieni į šiaurę, antri per kalnus, treti trečiosiose šalys. Visi su pabaiga, nes esame mirti, sutikę angelus matys. Prieš tau gimstant Jono broliai nebuvo dar čia tako, nes ne visiems nubrėžt kelius Santiago. Sekti kelią jau pramintar, žen kur pėdos ne vienos, nebuvo net ir Magellan brėžti brūkšnį savo spalvos. Žmogau kūrinį, gal galiu kartu, padėk man kely, padėk man neramu. Žmogau kūrinį, gal tikrai galiu kartu, padėk man kely.
keli, padėk man, neramu. Žmogau kūrinį, prieš tau gimstant Jono broli, nebuvo dar čia tako, nes ne visiems nubrėžt kelius Santiago. Ačiū nuostabiai bardei Živilei Mackevičiūtei už jos dainą Santiago. Atrodo, kaip pagal užsakymą parašyta visoms Juozo knygoms pristatyti. Ir ačiū Juozui už taip jautriai paskaitytą jo paties parašytą ištrauką. O knygos kelionę tęsėme su 2 kartus auksinio scenos kryžiumi apdovanoto skaitovo skaitoma ištrauka. Ir į sceną kviečiamas Vaidotas Martinaitis. Sveiki. O, girdis. Miegojome įsispraudę viename miegmaišyje. Bet prabudęs ir pramerkęs apsnūdusias akis negalėjau patikėti. Svečių namuose sukiojosi dar viena keliauninkė. Ji ramiai šmirinėjo virtuvėje, skambindama indais ir trukdė vėl nugrimsti į rytinį miegą. Švelniai kumštelėjo Akvilė ir kai ji pasimaišiusi per miegus apkabino mane, tyliausiai kaip sugebėjau sušnabždėjau į ausį tai, dėl ko jos akis atsimerkė ir išsiplėtusios ėmė neramiai lakstyti. Jeigu ką, tai mes čia ne vieni. Atėjo dar viena piligrimė. Norėčiau manyti, kad tai klebono šeimininkė, bet regis kur kas blogiau. Mūsų aplankė piligrimų piligrimė. Šventosios buhalterijos inkvizitorė palaimintoji Genė. Apmirėme vėl užsimerkę ir Akvilė tyliai, net liesdama lūpomis man ausį, sušnabždėjo meilę paguodą. Tau galas. O Genė prie viryklės toliau barškindama indais, čirškindama pusryčius ir niuniuodama kvailiausią pasaulyje dainą Gera buvo gera Čipolinai su tavim, garantuotai skirta man, net nesiteikė į mus prabilti. Kaip geriausias indėnų žvalgas, tik šeštadaliu pravėręs vieną akį, pro blakstienų užuolaidą stebėjau, kaip jį dėlioja lėkštes ant stalo ir deda įrankius. Lėkštes padėjo 2, vadinasi, man tikrai galas. Atsargiai raportavau Akvilė apie padėtį fronte ir laukiau, kas bus. Pažadins ir pateiks gyvenimo sąskaitą, o gal lauks, kol prabudęs pats sumokėsiu. Nesulauksi, pamaniau iš apkasų ir toliau likau miręs. Genė sudėjo omletą, dešreles ir pjaustytus pomidorus ant stalo, paraikė tuo baisiuoju peiliu žudiku. Mintise man iškilo vargšas kopūstas. Duonos ir, o siaubė, priėjo prie lovos. Man galas, supratau iš visų jėgų, stengdamasis, kad nesumirksėtų blakstienos. Kur mano superglių klijai, dabar jie tikrai praverstų.
Greitomis apsvarstęs visus variantus, jau rengiausi ramiai atsistoti, pabaigti šitą cirką ir papasakoti Geniai tiesą. Nors ir suvokdamas, kad ji vis tiek nepatikės. Jau kaupiausi ir mintise skaičiavau iki 3. Įtariau, kad Akvilė savo ausimis situaciją matė geriau nei aš 1/6 vienos akies. Ji gulėjo prigludusi, apkabinusi vieną ranką man krūtinę, plaštakas slėpdama po miegmaišio apklotu, tarsi miegotų. Ir staiga nepastebimai, bet klastingai pakuteno man šoną. Iš netikėtumo atrodė, kad iššausiu iš miegmaišių kaip galingą petardą ir išsitempęs stosiu prieš inkvizicijos teismą, kuris negaiš ir peiliu kaip mat įvykdys egzekuciją. Bet nuo kutenimo mane ištiko paralyžius. O budelis, pastovėjęs kokią minutę, apsisuko ir sprendžiant iš tolstančių žingsnių garso ir trumpo trinktelėjimo, išėjo pro duris. Atsimerkęs atsisėdau miegmaišį, ant stalo garavo pusryčiai ir blizgėjo 2 lėkštės. Kas čia buvo? Paklausiau Akvilės. O ši atsisėdusi tarė, Genė. Ir suvokęs, kad ji negalėjo visko matyti, pasakiau, aš suprantu, kad Genė, bet ji paruošė pusryčius 2, priėjo, pastovėjo, o tada apsisuko ir išėjo. Kas čia buvo? Genė, pakartojo Akvilė, tu jos nepažįsti, ji tokia ta mano sesuo. Pavalgė garuojančius pusryčius ir pasinaudoję tikrų 21 amžiaus dušų, pritaikytų neįgaliesiems, dar ilgokai juokėmės iš dar kartą užkluptų paauglių. Kodėl kutenai? Vos ištvėriau, pasakiau gražuolė su vis dar džiūstančiais plaukais. Prabudusi nuliūdau, kad mes netoj klebonijoje ir tiesiog norėjau pasilinksminti, atsakė ji. Ir patylėjusi surimtėjo. Laikiau tave apkabinusi ir taip troškau, kad Genutė tai pamatytų. Ką pamatytų? Kad tu esi mano. Tik. Kas tik? Ar tu mano? Šito už tave negaliu nuspręsti. Žvelgiau į jos vis bėgiojančias akis ir nejučia supratau, kad manosios akis lygiai taip pat laksto paskui, mėgindamos pagauti jos nepagaunamą žvilgsnį. Tada švelniai apkabinau ir pasakiau, pažadu dalyti su tavimi 100 metų vienatvės ir kiekviena 1001 naktimi kaip viena akimirka. Nes mes esam mūsų. Tada pakilau ir su šypsena taręs, kad dabar jau jai tikrai nepavydžiu, nes jos laukia labai atviras pokalbis su seserimi, kuri nėra mano, pažadėjau sugrįžti vakarop į mūsų palapinę. Taip ir pasakiau, į mūsų palapinę. Norėjau atsisveikindamas ją pabučiuoti, bet dirstelėjęs supratau, kad neverta. Ji jau pabučiuota, nes būtent taip ir sėdėjo. Taip ir sėdėsi, kaip pabučiuota, paklausiau jo sukdamas prie durų. Gera būti pabučiuotai, labai rimtai atsakė Akvilė. Sugrįžk, kai pasiliksiu. Tu juk žinosi kada. Atsisveikindama nusišypsojo. Išėjau. Bet dėl jos pokalbio su seserimi klydau, nes lauke prie laiptinės manęs laukia ne mano Genė. Jeigu įskaudinsi ją, užmušiu, sakė ramiai ir užtikrintai. Ačiū žodžio ir jausmo burtininkui Vaidotui Martinaičiui. Negailėkime aplodismentų. Vedėja. Sveiki. Vedėja. Taip, taip. Labai gerai pristatyk. Čia matau Daliau, Sakalai, kas jūs šiandien būsit ir ką jūs čia darysit? Mes esame aktorių trio.
Aktorių trio. Taip ir pristatyt. Taip, pristatyk ir mes dainuosim baladę. Jūs dainuosit šiandien. Taip. Tai ne. Kaip aktorių trio. Nu tai taip. Bet du, o... Jūs dugi. Ne, jis nedainuos. Bet Jis jūs gros. trio dviese. Mes... Bus ir trečias, nesijau. Bus ir trečias. Taip. O kas trečias? Ne, tu čia rimtai klausi. Ai, man rodos, aš tiesiog palieku sceną aktorių trio. Jūsų dėmesiui. Taigi aktorių trio Sakalas, aš ir Čipolinas. Dainuosim baladę iš knygos apie kelią ir meilę. Ir gyvenimo prasme. Jo, šitą žodžiai Sakalo, muzika ne. Maestro. Su reveriu patektų. Eisiu, tariau toli, tenai, kur mano mielas Čipolinas. Liksiu aštuon šalim per savo metų kalnus vandenynus. Ten mažos mano dienos, ten mano rūpesčiai maži. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim, man augino laimę tėvų namai. Linko medžiai vaisiais, linko man senam sode ir bėgiojo juokas miškais linksmai. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim, švietė lauko kelias, kasdien viltim. Išėjau ir aš šuo keliu, bet surinkt atgal negaliu. Jau negaliu, jau negaliu. Dabar visi. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim, bet augino laimę tėvų namai. Linko medžiai vaisiais, linko ant senam sode ir bėgiojo juokas linksmais miškais. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim, švietė lauko kelias, kasdien viltim. Išėjau ir aš tuo keliu, bet surinkt atgal negaliu. Jau negaliu, jau negaliu. Šį kartą mūsų nepakvietė, mes patys atėjom. Ačiū Mariui Matulevičiui, Sakalui uždaviniui ir Daliui Skamarakui. Ir Čipoliną pasiimkit. Į sceną vėl ateina Živilė Mackevičiūtė. O autorius bando prieštarauti, bet renginio vedėjas šiandien ne jis. Aš noriu trumpai replikuoti ir pasiaiškinti, ko aš čia užsidengęs veidą žvengiu. Daryk kokį nori pristatymą, pasakok apie pasaulio prasmę, apie pasaulio himną, bet va tie keli šimtai žmonių namie prisimins tik Čipoliną. Dar viena ištrauka iš Juozo Gaižausko Mėnulio medžiotojų. Žygiavome giedrai šypsodamiesi, lyg patys būtume nokstantis vaisiai. Jau keliantis apetitą, bet kuriuos dar nelaikas valgyti. Iš lėto judant į Turkijos pusę, Akvilė kartą nusistebėjo.
mes taip ir keliausim žemės viduriu. Negi niekada neprieisime pakraščio. Kas tau yra pakraštys? Paklausiau, kylant dar į vieną kalvą. Jūra. Suprantu, kad negaliu reikalauti prasukti pro gražiausius miestus, nes išeitų antrą tiek kelio. Bet gal galėtume padaryti išimtį ir nueiti bent trumpam prie jūros. Na, bent trumpam. O kodėl? Todėl. Aš steptelėjau ir širdimi nuvilnijo keistas įtarimas. Akvilė, ar yra taip, kaip aš manau? Akvilė nekaltai šypsojosi. Ar tu niekada gyvenime nesi buvusi prie jūros? Akvilė šypsojosi toliau. Mes pajudėjome be žodžių ir po kokio pusvalandžio pratariau. Kaip tau pasisekė? Kodėl? Mano pirmoji jūra buvo Liepojoje, kai buvau 4. Ką tik buvau gavęs dovanų medinį šautuvėlį, kuris tik atėjus prie jūros netikėtai sulūžo. Gaidukas nustojo veikti, matyt trūko spyruoklėlė. Aš neatsimenu savo pirmosios jūros. Pamenu tik sugadintą medinį šautuvėlį, nupirktą parduotuvėje prieš ateinant į paplūdimį. Kažkur dar turiu nuotrauką, kurioje Baltijos jūros smėlyje stovi piplys, praradusio gyvenimo prasmę žmogaus veidu, o fone jam už nugaros šėlsta metro aukščio bangos. Kokia dar jūra, kai tavo gyvenimas byra į šipulius? O tau pasisekė, nes mes prieš 15 minučių pasukome į kairę ir žingsniuojame kiek į šalį nuo reikiamos krypties į Burgasą, prie Juodosios jūros. Tik pažadėk man, kad jokioje parduotuvėje iki pat paplūdimio nepirksi nieko, nė vieno net menkiausio daikto. Net ledų? Juk ką aš tą norėjau nusipirkti ledų? Ne už ką. Nenoriu, kad vietoj jūros likusi gyvenimą prisimintum priesko skonio bulgariškus ledus ir išterliotą nuostabę savo palaidinę. Aš tave myliu, Gliu. Pabandytum nemylėti. 200 papildomų kilometrų. Į Burgasą atėjome po kelių dienų temstant. Kad išvengtumėm visų pagundų galinčių sugundyti Akvilės susitikimą su jūra, smukome į pirmą pasitaikiusį gerokai mūsų kišeniai per brangų viešbutį, kuriame užsakiau liukso kambarį. Paprašiau jo su vaizdu į kiemą. Gal jau einam pažiūrėti? Neskubėk, leisk pasimėgauti akimirką, nes paskui tai jau bus įvykę. Mūsų akimirka truko iki pietų, kol galiausiai įsiruošėme į paplūdimį. Kai jau vinguriavome gatvėmis tarp mažyčių parduotuvėlių, pamačiau Akvilės sunerimusi veidą. Kas nutiko? Aš neturiu maudymosi kostiumėlio. Niekada neturėjau. Tai čia juk pilna paplūdimio reikmenų parduotuvių, gal ne visos dar veikia, bet tikrai rasim, ką nors tinkamo tau. Negalim. Kodėl? Pats sakei, kad viską sugadinsim, jeigu ką nors nusipirksim. Prisimink spyruoklėlę, Tai tiesa. Bet gal ir vanduo dar nelabai įšilęs, juk nors ir šilta, dar tik pavasaris, tai gal to maudymosi kostiumėlio ir neprireiks. Mums skirtus paskutinę sankryžą ir pasukus už kampo, Akvilė stipriai timtelėjo už rankos ir mes sustojame. Priešais, už gatvelės, plytėjo paplūdimys ir iki horizonto driekėsi rami, saulėje blizganti juodoji jūra. Akvilė spaudė mano delną kaip mažas vaikas bijantis kirsti judrią sankryžą, nors gatve neriedėjo ne vienas automobilis. Akvilė, netitraukdama akių nuo jūros blizgesio, tarsi hipnotizuota, lėtai pradėjo nertis iš rūbų ir man neliko nieko kito, kaip daryti tą patį. Susikibę už rankų, nuogutėliai įbridome į vandenį ir pasinėrėme į Akvilės pirmąją jūrą. Tai buvo nepaaiškinamas siautulys.
Mes taškėmės, griuvome, vartaliojomės, krykštaudami kaip įsilinksminusios Nesės ežero pabaisos. Visa jūra buvo mūsų. Vandenyje nesimatė nė vieno žmogaus. Tas trigubo surumo jūros vanduo kaitino visas juslės. Mes kandžiojame vienas kitą ir juokėmės iš pasitenkinimo, vaidiname roplius ir begemotus, plūduriavome kaip utopensai ir gulėjome pakrantėje užsikloję lengva bangelė. Ar vanduo buvo šaltas? Koks skirtumas? Kam gali rūpėti pirmosios jūros šiluma? Kai jiems vaigė, kalendami dantimis išlipome į krantą, paplūdimyje stovėjo gal visas 100 žioplių. Nesigėdydami savo nuogumo, žvelgėme į juos, lyg ką tik būtumėm atskridę iš Mėnulio. Daugiausia mus stebėjo senolių, nors matėsi ir smalsaus jaunimėlio. Mes dairėmės į juos atviromis akimis, kol vienas žilas sukumpęs senukas pradėjo ploti. Prie jo prisidėjo dar keletas karšinčių ir tolumoje stovinti porelė šūktelėjo "Bravo!". Akvilė atsisuko į jūrą, mintyse pabučiavo horizontą ir švelniai sušnibždėjo: "Jeigu dabar reikėtų numirti, trūktų tik vieno dalyko." Jis ten mostelėjau galvą į dangų, kur žvelgiantis į mus žydrynės mėnulis spindėjo Jeruzalės šypsena. Mes bridome į miestą šiek tiek prisidengę kūnus ir mums neplojo paplūdimio moterys. Jos skvarbė mus smerkiančiais žvilgsniais ir viena jų garsiai bulgariškai tarė kitoms besąlygiškai pritariant galvų linkčiojimu. Tokiame šaltame vandenyje. Vanduo gal tik 18 laipsnių, proto reik turėti. Vaikų negalėsi susilaukti, baklažaną nušalsi. Tik nieko nesakyk, iškošiau valydamas į smėlį nuo kojų ir matydamas, kaip Akvilė toj sprogs iš juoko. Einam kur nors pavalgyti, jaučiuosi gerokai išalkęs. O koks yra bulgarų nacionalinis patiekalas? Kepti Patylėk. Juozas Gaižauskas. Tai ta proga, Juozai, noriu tave pakalbinti. Žinau. Tai kalbinsi, ne? Juozai, Ką? kodėl rašai tekstus, nuo kurių pats graudinies? Ne, aš kažką užsisvajojau. Ai, salė labai graži, graudinančiai Labai. graži architektūra. Kondicionieriaus prišaldyta, džiovina akis, tai šlapina. Klausyk, mielas mano, tu paaiškink žiūrovams, kaip jie keliauja pėsčiomis, maudosi jūroje, jeigu ji neregė ir dar neįgali. Nu, Aš tikrai galėčiau papasakoti, bet nenoriu jūsų apvogti. Aš noriu, kad jūs patys perskaitytumėt knygą ir suprastumėt, kaip vyksta ši neįmanoma kelionė. turiu keletą ir rimtų blitz klausimų. Taip. Pokalbiai knygoje su Mėnuliu kaip su Jeruzale, ta prasme. Su Mėnuliu kaip su Jeruzalė, kaip su dangaus Jeruzalė. O romantiškieji nabašnikai? Jų ten yra tikrai. Mano knygoje yra romantiškų nabašnikų, jie dainuoja lopšinės atsisėdę ant spintos viršaus. Bet daug apie juos nepasakosiu, nes atėjus akimirkai visi su jais susitiksim. Rašai, kad vakarų pasaulyje iš mūsų tuoj gali pavogti žvaigždės. Aš esu visiškai tikras, kad vakarų pasaulyje iš mūsų ruošiasi pavogti žvaigždės. Todėl aš budžiukas naktį ir atidžiai jas skaičiuoju. Kol kas visos? 7000, tiek įmanoma pamatyti plika akimi, kol kas visos. Greitojo skaičiavimo čempionas Juozas Gaižauskas. Tas šventosios ugnies nužengimas Kristaus kapo bažnyčioje per Velykas knygos finale. Aš jį skaitydama tiesiog žaktelėjau iš nuostabos, išsižiojau. Aš irgi. Todėl ir aprašiau.
Ačiū, tikrai buvo verta. Knygos herojai keliauja į Jeruzalę sužinoti savo būties priežasties. Kokia ji? Būties priežastis. Jeruzalė sako, kad kiekvieno žmogaus, kiekvienos sielos šioje žemėje būties priežastis yra paprasta. Tik leisti jai mumis gėrėtis. Nieko daugiau. Gyventi taip, kad jinai galėtų mumis gėrėtis. Ir viskas. Ir viskas. Ačiū tau. Ačiū Juozui už gražius atsakymus. Kartais skaitant Juozo knygas apima jausmas, kad jetu, jau kažkur šitą žinojau, jau šitą kažkur girdėjau. Ir tik tai visiškai neaišku kur. Ar praeitam gyvenime, ar šiam, ar busimam. Atrodo, kad kaip tai prisiminti. Ir štai Juozas savo knygomis tarsi baksteli į širdies atminties kerteles. Bakstelėdamas tau tiesiai į sielos gelmes. Tas keistas berniukas iš Liepojos paplūdimio, gebantis atverti nematomus langus ir duris. Mėnulio medžiotojas, vis repetuojantis pasaulio himną ir kartą regėjęs, kaip danguje sykių patekėjo ir saulė, ir mėnulis. Apie tai paskutinę ištrauką jums paskaitys pats autorius. Iš Kristaus kapo bažnyčios. Ceremonija virto siautuliu. Žmonės apsikabinę šokinėjo, sugaudė varpai. Kristaus mirties ir prisikėlimo vietoje tvyroja ekstazė. O aš stovėjau, sulaikęs kvėpavimą. Berniukas iš Liepojos paplūdimio, atsisukęs į žmonių jūrą ir stebėdamas jos bangavimą mąsčiau. Rytoj Velykos. Taip, jos ne mano. Saviškės išbarščiau Sirijos toliuose. Bet gal nesupyksi, geroji Jeruzalė, jeigu patirsi jas kaip savo. Jeigu ugnis gali keliauti oru, jeigu žmogus gali tilpti degalų bake, jeigu mėnulis gali šviesti dieną ir prisikelti miręs Jėzus, tai gal galėtų prabusti ir ta, kurią aš myliu. Juk nemirus jai nereikia prisikelti, tik giliai miega. Gal įmanoma pasiskolinti truputį laiko. Nepažadu, kad jį gražinsiu, to nemoku, bet gal galėčiau juo su tavim pasidalyti, Jeruzalė. Galėčiau pasidalyti visu, kiek man liko, tada būtų paprasta ir teisinga. Žinau, kad žadėjau nieko neprašyti, suprantu, kad ir neturiu tokios teisės, bet aš nebežinau daugiau pasakų. Papasakojau paskutinę 1001 pavasario pasaką ir daugiau neturiu. Sunkiai bet plėšiu akis ir balsas tik tyliai švokščia ir kiekvieną akimirką bijau, kad užmigsiu ir prabūsiu per vėlai. Ką man daryti, Jeruzalė? Mes nebijom sunkiai gyventi. Mums tik reikia keleto gyvenimo viršvalandžių. Jeruzalė stovėjo atsirėmusi į raudų sieną ir iš tolo klausosi mažo berniuko. Jam buvo nemažai metų, bet jis dar tikėjo pasakomis. Jis jų mokėjo begalės. Galėjo sekti dienų dienomis, nesustodamas. Bet jis sekė ir naktimis, išnaudodamas visus viršvalandžius, visus savo gyvenimo viršvalandžius ir siūlėsi pasidalyti
neturimu laiku. Keistas berniukas, praleidęs pirmąją jūrą, bet vėliau išmokęs, daugiau nebepraleisi svarbiausių akimirkų. Mėnulio medžiotojas. Kartą ant pasaulio stogo regėjęs, kaip danguje pateka saulė ir mėnulis. Jaučiausi, lyg sėdėčiau ant kėdutės prie Golgotos kaimo. Mačiau prie sienos parimusią Jeruzalę ir svarstančią, raudoti ar ne. Ir žmonės bažnyčioje irgi nustoja siausti, žvelgia į mane ir tarsi būčiau koks nepageidaujamas atklydėlis Sirų kaimuose. Jie susispraudę, spaudėsi prie sienų. Kažkas sėdėjo ant grindų ir jų akise regėjau nuostabą, sumišusią su gailesčiu. Ir rūpestį, sumišusi su gėda. Visi apsirengė baltai. Ir visi žvelgė kaltai. O tada pasigirdo riksmas. Gerai, kad rėkia, pamaniau. Kol rėkia, aš tikrai neužmigsiu. Tik nesuprantu, iš kur toks pavargimas. Aš nežinau, kodėl šiandien toks pavargimas. Sukaustai protą ir jausmus atbūkida, nors dūžtančiose formos pasaulį man prasmingas ir gražus. Todėl mokėkime gyventi, nors ir dūžtančiose formose mes patys esame šviesa, mes patys esam saulė, mes patys esam saulė, mes patys esam saulė, mes patys esam saulė. Neįmanuokim, jei aplinkui tamsu, jei nemokame savo kelio nušviest, kiekvienas neša sielą lyg žibintą. Ir ką aš padarysiu, jeigu mano žibintas silpnai šviečia. Todėl mokėkime gyventi, nors ir dūžtančiose formose mes patys esame šviesa, mes patys esam saulė, mes patys esam saulė, mes patys esam saulė, mes patys esam saulė, mes patys esam saulė.
mes patys esam saulė. Živilė Mackevičiūtė, bravo! Marius Matulevičius, Sakalas uždavinys, Dalius Kamarakas, Vaidotas Martinaitis, Juozas Gaižauskas, parašęs Mėnulio medžiotojus. Ir aš jūsų nuolanki tarnė Emilija Latėnaitė. Juozas jau eina į Alma Literos stendą, kur galite įsigyti naująją knygą ir gauti autoriaus autografą. Ačiū jum ir nepamirškim, mes patys esam saulė.